Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien klausime, kiek nepriklausoma Lietuva priklausoma nuo Vokietijos, nuo įvykių Vokietijoje, nuo saugumo Vokietijoje, nuo saugumo garantijos, Vokietijos saugumo garantijų Lietuvai ir nuo stabilumo. Kiek tai susiję, ar galime teikti, kad Vokietijos sėkmė yra Lietuvos sėkmė. Kalbame su Žygimantu Pavilioniu, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininku, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Sveiki, Žygimantai. Sveiki, mano. Ir su mumis Dalia Henkė, pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, tuo pačiu ir Vokietijos, taip sakant, nes Vokietija priklauso pasauliui. Atstovė Dalia, jūs esate šiuo metu Hamburge, Vokietijoje. Būkit gera, vakar Lietuvoje buvo pagrindinė žinia, tai kad Vokietija neišsirinko kanclerio. Vėliau po kelių valandų pagrindinė žinia buvo, kad Vokietija vis dėlto išsirinko kanclerį. Šiek tiek vėliau pakalbėsime, kodėl tai yra taip pat lygiai svarbu tiek vokiečiam, tiek ir mums, tiek visam mūsų regionui, tiek stabilumui Europoje ir karo Ukrainoje baigčiai, bet Dalia, kokie akcentai buvo Vokietijos žiniasklaidoje? Žinau, kad stebėjote, aš irgi šiek tiek stebėjau, galėsime viens kitą papildyti. Ką išskirtumėt, kaip vokiečių medijos vakar priėmė tą pirmąjį etapą, tą nesėkmę, tas siaubo sekundės, turbūt galima ir taip sakyti, girdėjau tokį išsireiškimą medijose, kai Mercas turėjo išgirsti, kad jis nėra išrinktas. Tai yra pirmą kartą Vokietijos istorijoje, pokario Vokietijos istorijoje. Labadiena, sveikinuosi iš Hamburgo. Iš tiesų vakar trumpai išgyvenome gal tom tikrą šoką visi ir to pačiu nustebimą ir išsigandome ir tai parodė šios koalicijos, šiokį tokį trapumą. Bet geras posakis vokiškas yra, viskas, kas gerai baigėsi ir iš tiesų tas pirminis istorinis, balsavimas, kuris buvo nepavykęs, pritrūko visai mažai, iš tiesų pritrūko tik 6 balsų. Antras bandymas buvo jau sėkmingas, su didžiulė pergalė ir mes turime pagaliau vakar jau ir kanclerį patvirtintą ir visą vyriausybę ir jau šiandieną jisai pradėjo savo darbą ši vyriausybė, tai yra sveikintina. O kas atsitiko iš tiesų, tikriausiai dar gvildens šį klausimą ir politikai, ir tam tikrą prasme istorikai, bet džiugu, kad 75 metų, taip sakyt, Vokietijos konstitucija užtvirtina ir pirmą tą variantą, kur siūlo kanclerio kandidatūrą parlamentui, Bundestagui prezidentas. Ir po to antras etapas yra galimas, kaip pats parlamentas iš tiesų siūlo antrą kartą balsuoti ir tai ir vakar atsitiko, kur susirinko ir balsavo ir nubalsavo. Teigiamai. Taip, dar Dalia pas jūs grįšime į Hamburgą. Žygimantai, kaip jūs manote, ar dabar mūsų žiūrinti žiūrovai, ar ne? Kiek jų, kiek Lietuvoje žmonių suprantančių tą esminį dalyką, tai ką pradžioj laidos irgi klausiau, kad įvykiai Vokietijoje turi lygiai tokią pat svarbą tiek vokiečiam, tiek mums. Aš netgi pritardamas pačio klausimui, visai Europai turbūt, ar ne? Netgi nueičiau į praeitą amžių, be Vokietijos nelabai būtume išnirę po pirmo pasaulinio karo. Daugiau vokiečių žuvo už mūsų laisvę negu mūsų pačių. Pažiūrėkite, Antakalnio kapinėse. Lygiai taip pat Dalia atstovauja pasaulio lietuvių bendruomenę. Ar jūs žinot, kad būtent Vokietijoje susitelkė dipukai, ją ir sukūrė, tik po to Amerika išaugo. Tai yra ištakos. Tai Vokietija, nežinau kodėl, bet simboliškai visada tais karo ir taikos laikotarpiais vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir tai, kad šiandien jau šiame amžiuje Vokietija faktiškai eksperimentuoja su savo lyderystė, su savo brigada, kurios nėra tokios pasaulyje, jokioje kitoje šalyje, savo karinę galią bando atkurti Lietuvoje. Ir tai ne tik pavyzdys pačiai Vokietijai, tai pavyzdys tai pačiai Britanijai, kuri neturi tokios brigados Estijoje, tai pavyzdys Kanadai, kuri nežinau kada turės tokią brigadą Latvijoje, tai apskritai pavyzdys visai NATO. Tai, kad vakar NATO generalinis sekretorius labai aiškiai pasveikino Merco Vokietijos lyderystę, tai jis puikiai žino, kad kai įvyks Hagos NATO samitas, jeigu šitas garvežys iš Berlyno atvažiuos su 3% ar daugiau, visi kiti tos 3% turės. Tai yra labai svarbu, tai yra be galo svarbu. Gal net svarbiausia, kas šiomis dienomis gali vykti, ypač atsižvelgiant į kontekstą Vašingtone.
Merco portretą, žinau, Žygimantai, kad jūs praeitą savaitę su partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu matėtės su Mercu, Ispanijoje buvo renginys jūsų broliškų partijų. Kalbėjotės su Mercu? Žinau, kad Laurynas tikrai kalbėjosi, nes postino video, Laurynas puikiai kalba vokiškai, bet kažkodėl kalbėjo su Mercu angliškai, čia kita tema. Apie ką buvo pokalbis? Jūs dalyvavote tame pokalbėje? Ten mano video ir buvo, šalia stovėjau ir filmavau. Na taip, simboliškai pajuokaujant, elektros nebuvo Ispanijoje dieną prieš. Taip. Kai Mercas įėjo į salę, jūs neįsivaizduojat, kokia elektra atsirado salėje. Šiaip nieks nieko beveik neklausė, bet kai atėjo Mercas, atsistojo visi, klausė kiekvieno žodžio visi, pulojo beveik kiekvieną sakinį, nes jis kalbėjo taip, kaip turėtų kalbėti su visa pagarba šiandien amerikiečiai. Kaip kalbėjo kažkada Reiganas. Aš už jūs, Vokietija ateina, aš dirbsiu atsakingai, mes esame atsakinga jėga, jokio centimetro Ukrainos teritorijos, Ukraina yra mūsų ateitis. Na, viso tai, apie ką mes svajojame, kalbėjo Mercas. Ir kad tai kalbėtų Berlynas, taip pat paminint net Ukrainos narystę NATO, kas šiandien yra lyg ir tabu Trumpui, na, yra kosmosas. Aš net prisiminant Šolcą, taigi mes su juo susipykom dėl NATO Vilniuje, o dabar turim kanclerį, kuris realiai realizuoja visas mūsų viltis. Bet reikia pripažinti, kad prie Šolco prasidėjo brigados dislokavimas Lietuvoje. Ir tą reikia irgi pripažinti. Ir net tos pačios von der Leyen komisijos pirmininkės, kai buvo gynybos ministrė. Dar keliai žodžiai, Žygimantai, po to perduosiu žodį Daliai, dėl brigados. Laurynas čia laidoj mums sakė vakar, kad su Mercu kalbėjo ir apie brigadą. Taip. Ką kalbėjo apie brigadą? Na, aš nebuvau, čia buvo jų asmeninis pokalbis vakarieniai, bet kaip man Laurynas perpasakojo, Mercas pabrėžė, kad jo komandoje bus žmogus tiesiogiai, kuris žino, kas vyksta brigadoje, tamsa brigada jam labai svarbi. Ir aš tikrai nenustepsiu, jeigu vienas iš pirmųjų vizitų po dabartinio vizitų į Lenkiją ir į Prancūziją įvyks į Vilnių būtent dėl brigados. Mercas pats atvyks, ne Pistorijos gynybos ministras, kuris liko savo pareigose. Gal net abudu, bet jie atvyks. Yra tokių kalbų, jūs tą žinot? Aš negaliu daugiau detalių, bet apie tai buvo kalba, Žygimantai, Ispanijoje? Labai stipri nuojauta yra. Yra nuojauta, ar jūs apie tai kalbėjote? Negaliu pasakyti, nes tai turi patvirtinti pati Vokietija. Kodėl? Jeigu jūs apie tai kalbėjot, jeigu bent jau iš Lauryno buvo kvietimas atvykti, buvo turbūt toks kvietimas. Paprastai tokie dalykai vis tiek paskelbiami pačių vokiečių ir vokiečiai labai pyksta, jeigu mes prieš tai paskelbėm. Bet aš tiesiog turiu tokią stiprią nuojautą, kad taip įvyks. Ta nuojauta sustiprėjo po pokalbio su Mercu, aš taip suprantu, praeitą savaitę. Taip. Vokiečių karių vis daugiau galime matyti Lietuvoje ir aš pats vakar mačiau kelis centre, jų vis daugiau ir bendrai mieste matosi. Matau, kaip žmonės su jais sveikinasi ir kartais vokiškai sveikinasi. Tai tikrai, jeigu sutiksite, nepraleiskite progos pasisveikinti su vokiečių kariais. Dėl Merco portreto, ar ne? Tai, ką Žygimantas ką tik kalbėjo apie įspūdį Ispanijoje, kai jis ėjo į salę. Ką vokiečių žiniasklaida, tarkim, palyginimas su Šolcu ir yra tam tikri Merco charakterio bruožai, ar ne? Aš dabar palieku jums tą pasakyti, jeigu ką pridėsiu po to, kai jūs pasakysit. Aš tik tai dar labai vieną mintį dėl brigados Vokietijoje. Iš tiesų tai jau prasidėjo Angela Merkel iš tiesų valdymo laikotarpiu, to reikia nenuvertinti ir nepamiršti. Tai tikrai ne paskutinio kanclerio valdymo laikotarpiu ir ne tos partijos. Tai čia tik tai mažas niuansas. O grįžtant prie naujojo kanclerio, iš tiesų reikia pasidžiaugti, kaip pirmą kartą, ne pirmą kartą, o jau daugelį metų nebuvo kanclerio, kuris turėtų šeimą, nu ta prasme ir vaikų, ir net anūkų. Ir tai rodo jo brandą ir amžių iš tiesų. Ir kas labai irgi įdomu, jeigu vėl kalbant apie asmenybę, jisai buvo palikęs, taip sakant, politinį parketą tam tikrą laikotarpį, gana ilgą, beveik 15-20 metų ir buvo iš tiesų privačiame versle dirbo. Ir niekada nebuvo, sakykime taip, vadovas nei kažkurios vienos žemių Vokietijos, nei ministerijos vadovo nebuvo. Tai vadinasi žmogus, kuris iš tiesų politikas, dirbęs versle
ir perės vėl grįžęs į politiką. Tai čia bus iš tiesų truputį greičiausiai naujiena ir pokyčių ir vien dėl to. Reikia irgi pasakyti, kad iš tiesų jo amžius jau būtų galima sakyti, kiti eina į pensiją. Jisai tik pradeda savo kanclerio, kaip sakyt, darbą. Ir kiek įmanoma, jeigu kanclerė Merkel buvo 16 metų, tai greičiausiai jisai tiek laiko nebeturi. Tai matyti ir kaip rodo šiandieną, darbas iš karto prasidėjo, ir kadencija tikriausiai bus labai intensyvi ir iš tiesų ta reikalaujama viso pasaulio ir ypač Europos, Vokietijos lyderystė, ką gerbiamas Žygimantas priminė mums visiems iš tiesų istorinė, ta Vokietijos lyderystė yra be galo svarbi ir iš tiesų pokyčiai, bet ir gyvename visi labai įtemptoj geopolitiniai situacijai. Ir signalai visi, kurie palaiko Ukrainą, kur nepamirškime, ir Mercas inicijavo dar buvusioje, kaip sakyt, kadencijoje paskutinės dienas, kad didžiulį finansinį paketą, kuris ir įsilies būtent visų pirma į gynybos stiprinimą ir Vokietijos kariuomenės atsinaujinimą. Ką tai reiškia, tai visi ženklai rodo, kad kaip sakyti, iki ausų dabar Vokietija stiprins savo gynybą ir tai rodo mūsų geopolitinės situacijos rimtį ir svarbą. Antra, žinoma, jisai kaip vėl asmuo, kuris irgi atėjęs, kaip sakiau, iš privačio verslo, ekonomika didelį viltį dedam, kad ekonomika labai vėl pagyvės, nes yra tie milijardai skirti irgi investicijam Vokietijoje, kurių nebuvo jau daugelį metų pačioje Vokietijoje ir tai sukurs ir darbo vietas ir iš tiesų, kaip sakyti, ekonomikos augimą užtikrins ir tai labai svarbu ir vokiečiam ir tiem, kurie žvalgosi į alternatyvę Vokietijai, į tą partiją, kuri tuščius pažadus pilsto ir iš tiesų populizmų labai didelių užsiminė. Tai čia vėl kita tema iš tiesų. Staptelkim, čia kita tema, bet labai svarbi tema ir įdomi tema. Turime dar ne vieną svarbų klausimą, trumpa pertraukėlė, tuoj grįšime į studiją. Tęsim aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien klausome, kiek nepriklausoma Lietuva priklausoma nuo įvykių Vokietijoje. Pagaliau turime Vokietijoje stabilę valdžią, naujas kancleris Friedrichas Mercas. Visą tai aiškiname su Žygimantu Pavilioniu, parlamentaru, ir Dalia Henke, pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, ilgai buvusią Vokietijos bendruomenės lietuvių pirmininkė, šiuo metu Hamburge, prisijungusi iš Hamburgo Dalia Henke. Žygimantai, tai, ką Dalia šiek tiek užsiminė prieš pat pertrauką, tai yra AfD, alternatyva Vokietijoje, jinai buvo pripažinta kaip ekstremistinė. Vokietijos žvalgybos agentūra praeitą savaitę pripažino kaip ekstremistinė, bet J.D. Vance'as, viceprezidentas, ir Kremlius čia sutapo ir Amerikos, ir Maskvos žinutės Vokietijai, maždaug šalin rankas nuo AfD. Negriaukite demokratijos, demokratija yra būtent daugiau negu tai, kad jūs darote, neskriauskite AfD, kuri yra iš esmės radikali, ten yra žmonių narių, kurie neslepia savo simpatijų, reiškia, neonacim galima taip sakyti, neslepia simpatijų Putinui, mano, kad Ukraina pati kalta, kad prasidėjo karas, beje, panašiai mano ir žmonės Amerikos administracijai. Ką reiškia tokie signalai ir kas laukia Merco būtent šitam kontekste? Šiaip vertinant pačius signalus, tai yra tiesiog kvailystė. Aš pacituosiu Jürgen Hartą, kuris... Tai galėtų būti žygi kvailystė, jeigu tai nebūtų rimta. Tai yra viceprezidentas ir Kremlius. Tai yra rimta kvailystė. Ta pati kryptis. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Jürgen Hartas, tarp transatlantinių santykių stipriausias krikdemas, su kuriuo ir paleidau tinklalaidę šiandien, jis man pasakė, įsivaizduok, jie investuoja į AfD, kuri ne tik prorusiška, jin labiausiai antiamerikietiška jėga. Ta prasme, Amerika veikia prieš pačios savo interesus, bet tai turėjo gerą poveikį. Jeigu taip labai ironiškai, net ne Putinas, o būtent Amerika, tai kas vyksta šiuo metu Vašingtone, šitą koaliciją taip greit sulipdė. Aš neminėsiu, kas man taip sakė, bet tie Trumpo žodžiai apie
ten kažkokią vieną vietą pabučiuot, buvo pasakyti dieną prieš, kai buvo sulipdyta koalicija. Vokiečius tai įsiutino. Kas čia ką turi pabučiuot? Jūs mums, amerikiečiai, neleidote karinės galios, žinot, kiek dešimtmečių vystyti. Ir tai buvo prievarta. Mes ją turim, jūs puikiai ją žinot, mėlyjei. Kas trečias amerikietis šiaip yra vokiečių kilmės. Tik tai jie to nesako Amerikoje. Tai dabar aš manau, tai, kad amerikiečiai, o ne Putinas įsiutino vokiečius, yra gaila, bet tai yra realybė. Visa Europa dabar, antras žmogus, kuris buvo prie jo visur buvo fotografuojamas, buvo Andrius Kubilius Valencijoje. Gynybos tema, tai, kad vokiečiai deda ant stalo 500 milijardų, tokios 5 šalis pasaulyje gali tokias sumas padėti ant stalo. Tai, šita tema ir sudėjus tas dvi temas, Briuselio nauja jėga, kur von der Leyen pirmą kartą gyvenime paskyrė gynybos komisarą, mes dar priėmėm Valencijoje ten tokį pareiškimą, kur siūlom, pavyzdžiui, net gynybos tarybai, kur, faktiškai kūrėsi nauja NATO, kur mums bus... Be Amerikos? Nuo Amerikos priklauso. Bet mums bus labai jautrus klausimas net ir mums. Ar mes suprasime, kad gilinimas integracijos gynybos srityje gali būti ir turi būti mūsų interesas. Ir aš kalbu ne tik su vokiečiais, su lenkais, su visais kitais. Dabar sutampa interesai Vašingtono ir Maskvos, kur sutampa, jau tą sakėm, dėl AfD, bet ir dėl Europos skaldymo. Ar ne? Taip. Tiek Putinui, tiek Trumpui naudinga silpnesnė Europa. Ne visi Amerikoje tikrai taip galvoja, bet tas Trumpo radikaliausias sparnas, jis nemėgsta integracijos. Užtat jie AfD ir palaiko, nes AfD skaldo Europos Sąjungą. Ir net dėl labai konkrečių dalykų. Tame Kubiliaus gilinimo pakete ne visos Amerikos kompanijos atras savo vietą. Tai tie 150 milijardų, pavyzdžiui, yra išskirtinai produktams pagamintiems Europoje. Ir jeigu ateityje su tokia politika Europa pasakys, žinot, amerikiečiai, jeigu jūs karo metu išjunginėsite tam tikrus daiktus ir jūsų pabūklai nešaurės, mes nežinom, ar juos pirksim. Dalia Henkė, primenu, su mumis iš Hamburgo. Dalia, grįžtant prie Merco ir prie to, ką kalbėjom su Žygimantu, AfD, Alternatyva Vokietijoje, beje, Lietuvoje irgi įsikūrė partija Alternatyva Lietuvai, Valdo Tutkaus, galbūt apie tai irgi kalbėsime artimiausiose laidose, bet dabar Dalia apie Vokietiją. 1/3 tik tai tiki Mercu, maždaug tokia yra apklausa Vokietijoje. Ką tai reiškia ir kiek tai stiprina, tarkim, AfD pozicijas, kurie yra visiškai kitokia negu tradicinės Vokietijos partijos? Dar labai svarbu paminėti dėl AfD, kad suprasti alternatyvę Vokietijai, ką dar jie turi sumanę ir įsirašę į savo programas, kad išstoti iš Europos Sąjungos, išstoti iš Eurozonos. Tai iš tiesų tai yra tokie dalykai, kur iš tiesų Vokietija kovojo vien už tai po antro pasaulinio karo, kad tokia Europos Sąjunga kaip tokia susikurtų ir sustiprėtų ir įgaliai gautų pasaulyje, o atėjusi viena partija ir beje su žinoma Rusijos pagalba, dezinformacijos pagalba, šitas karas jau vyksta senokai, ta prasme norėtų visą tai sunaikinti. Tai iš tiesų yra, kodėl dabar Merco, tokios, nepalankios, gal, apklausos rodo simpatijos, tai žinoma, Vokietijoje pirmą turi užsitarnauti tą žmonių palankumą ir pasitikėjimą. Iš tiesų, Vokietijoje, kas labai irgi liūdna, statistikos rodo, kad be galo didžiulis procentas, didžiausias, nepasitikė nei Bundestagu, nepasitikė taip pat ir partijom ir vyriausybė. Tai irgi ką rodo, kur yra nuvedusi dezinformacija, taip sakyti, visą 84 milijonų tautą. Tai vadinasi, Mercas turės su savo naujaja vyriausybė užsitarnauti šitą žmonių palankumą. Dabartiniai, apklausos vienaip rodo, kitą dieną jos gali kitaip atrodyti. Tai priklausys nuo šios vyriausybės, užsispyrimo įvykdyti savo visus per rinkimus siūlomus pokyčius Vokietijai. Kaip ir sakiau, pavyzdžiui, labai įdomus momentas ir sveikintinas. Dabar susikūrė, pavyzdžiui, šio vyriausybėje nauja ministerija, skaitmenizacijos ministras, kuris irgi atėjęs tiesiog iš verslo, ne politikas. Ir tai rodo, kad čia yra prioritetas. Taip pat kaip ekonomikos ministerijai dabar vadovaus moteris, kuri irgi atėjusi, buvo kažkada politikė, dabar atėjus vėl iš verslo. Tai vėlgi rodo šios vyriausybės akcentus.
Kalbant apie dar porą minučių turim, Žygimantai, reiškia tas iššūkis, ar ne, Mercui prieš AfD. AfD kai kuriuose apklausose jau lenkia CDU, Krikščionių demokratų sąjungą, ar ne. Ir, na, iš esmės tai ir su Amerikos pagalba, su Amerikos palaikymu vyksta tie procesai. Kaip Mercui seksis bendrauti su Trumpu, kaip manote? Aš gal pradžiai dar pasakysiu apie klaidas tų pačių krikdemų. Mercas buvo, vadinamas, nemėzis Merkelis, buvo juodas jos priešininkas. Dėl ko? Dėl imigracijos politikos. Ir va čia bandys su gan griežta imigracijos politika atiminėti balsus iš AfD, kurie faktiškai sukurti dėl krikdemų klaidų. O dėl Amerikos, be abejonės vis tiek, nepaisant to, ką mes čia pasakėm, Amerika, pavyzdžiui, yra pagrindinė rinka vokiečių automobilių pramoniai. Ta prasme, jiems bus labai svarbu išlaikyti Ameriką sveiko proto rėmose. Tai jie dirbs juodai kartu su mumis kongrese ir visur kitur. Manoma, kad jau lapkritį kongrese turi pradėti sukilimai, nes prasidės pirmieji New Jersey, kitų valstijų rinkimai, kur respublikonai turės pasirinkti su kuo jie. Ar su Trumpu, kuris kesta, kurio populiarumas krenta gan juodai, 40% palankumas, 30% dėl ekonomikos, matote ekonomikos duomenys, tai jie turės spręsti su kuo jie. Ar su ateitim, ar su Trumpu? Vienu sakiniu, Žygimantai, kur pirmą įvyks Merco vizitas į Lietuvą ar į Ameriką, kaip manot? Geras klausimas. Aš labai tikiuosi, kad į Lietuvą, nes brigada čia. Kaip Dalia mano vienu sakiniu? Žinoma, kad į Ameriką, nors Mercas ketvirtadienį, tai yra rytoj jau turės skambutį su Trumpu ir beje išreikš, na, tai buvo viešoje erdvėje sakoma jo pačio interviu vakar, kad išreikš nepasitenkinimą, kad Trumpo administracija kišasi į Vokietijos vidaus reikalus. Bus įdomu, tikrai, tikiuosi suprato mūsų žiūrovai, kodėl Vokietija vienu sakiniu, Žygi, 3 sekundės. Pagarba vokiečiams ir austrams, kad krikdemai ir socdemai vis dėlto sujungia jėgas prieš populistus, ne taip kaip Lietuvoje. Matysim, bus kaip Lietuvoje, jo įsikūrė Lietuva, alternatyva Lietuvai, apie tai irgi kalbėsime vėliau laidose. Dėkui žiūrėjusiem, į ką praleidote, www.lietuvosryto.tv ir kitos laidos, taip pat YouTube kanale. Iki kitų susitikimų.